Sveiki atvykę mano 27 video vlogą ir jaučiuosi, kad buvo amžinybė iki kol nedariau normalaus, paprasto, kaip visą laiką video vlogo, mano kasdienybė, nes paskutiniai 2 vlogai buvo Norvegija ir namų valymas, kuris gal nenuėjo visiškai kaip norėjau, vien dėl to, nes pastrigau, mano vaikas labiau irzlesnis paliko ir kažkas nutiko man. Mano motivacija visiškai yra dingus. Netgi po šiai dienai. Čia, ta prasme, geras toks mėnuo, kur aš nieko nebenoriu daryti. Aš nebefilmuoju nei TikTok'ui, nei noriu. Ta prasme, aš noriu, bet mano kūnas mane tiesiog daužo ir aš negaliu atsikelti iš lovos ir netgi dabar, šiandien yra penktadienis, prisiverčiau pasidažyti, nesidažiau jau nuo praeito savaitgalio, kai buvau su draugėm išėjus. Tai realiai visą savaitę buvau be makiažo, aš tiesiog turėjau sofos modą, žiūrėjau serialus, filmus ir nieko nenorėjau veikti ir kiekvieną dieną sakau, na gal rytoj, ką tik darydavau, tik tais apsitvarkydavau, plaunu rūbus, virtuvę visą laiką apsijauk, nepatik man virtuvė, kai ir netvarkinga, kažkokia pastrigau ir neįsivaizduoju, kaip save iš to išpainiot, tad grinai per prievartą pasidažiau, susirišau plaukus, nors realiai jie buvo išdžiūvę natūraliai, tai atrodo kaip atrodo, jau čia vėl reikia juos plauti, reikia maudytis ir visą kitą. Tai atėjau pas jumis, nes iš savęs aš tikrai noriu eit filmuoti, aš jau pasiilgau šnekėti prieš kamerą, aš pasiilgau kažką daryti, aš pasiilgau kažką kelti į social media. Žiauriai noriu, bet tiesiog neįsivaizduoju, kas atsitiko, žiauriai atrodo. Palaukit. Laukiu pašto. Atrodo, va tokia, kad, daryk, ką nori, aš neturiu jėgų. Ir jau sakiau visą savaitę. Šiaip mano dienos buvo, ten pirmas 2 dienas, tai jo suprantu, būn silpna ir visą kitą, bet vėliau nežinau, ar čia tinginystė, ar čia pavasarinė visų kažkokia mini, nežinau, ar depresija, ar kad nebėra motivacijos, kad visi tokie dabar jaučias, ką žinau, prieš vasarą, ar galbūt tas toksai bumas, kur silpna, tiesiog nieko nesinori, arba mes tiesiog pastrigom kasdienybėj ir aš kaip ir bebandau iš tos kasdienybės pabėgti, kažkaip niekaip neišeina, tai žodžiu, prisiverčiau pasidažyti, ta prasme, visiškai per prievartą ir dabar stoviu prieš kamerą. Tai dabar yra gal apie 11 valandą ir reikia apsitvarkyti, kaip visą laiką viskas apsijaukia, tokie buitekai, gal reikia iškepti mašionikiui, keksiuko formai, kokius tus mažus omletus, kiaušinienę su šalytom daržovėm. Aš realiai esu pasidavus visiškam kažkokiam tai gaminimui, nes Nikis nieko nevalgo, ką be padaryčiau, tad per daug irgi nenoriu ten 4 valandas gaminti ir dar valyti virtuvę ir paskui tiesiog Nikis spjaun laukan ir jis tiesiog nevalgo. Realiai pagaliau iš mano tėmo atein siunta, kur viską buvo virtuvėje užsisakius, tai savaitgalį jau turėsiu ką veikti, galėsiu klijuoti ant sienos tus lipdukus, kur čia ir viskas nusitaškė, pradėti savo meno kūrybą, perdėlioti ir bandyti sukonstruoti šiltą erdvę virtuvę. Tikiuosi, jūs esate žymiai ir jaučiatės geriau negu aš. Jeigu ne, pakomentuokit po video vlogo, ar ir jums ir dabar tokia motivacijos, ar kaip aš galvoju, kokių vitaminų trūkums, ar ten kasdienybės pasimetime, neįsivaizduoju, kas čia darosi. Bet žiauriai trauk mane prie žemės, aš apsirengiau sportiškai, aišku, labai fainiai. Šitas spalvas su šviesiai pilka derės, man visai gražu. Ir jo, tokias mano stokelės pakalkas. Nakis nori pasirodyti pas jumis. Buga. Labas, Zagi. Tėtis darė. Ant šiaip mielas yra, jis labai nori klausytis, ant svat apsikabino mane per visą kaklą. Bet ir labai irzlus, nesuprantu, ko jis nori.
Aišku, maistas nori eit pasivaikščioti, ne, norėtum eit pasivaikščioti. Nebent, kai atsikelsi po popiečio, galėsim eit pasivaikščioti. Mhm. Brum, brum, brum. Nu, tu paaiškink jiems, ką ten matai. Mhm. Brum, brum, brum. Vakar per prievartą išėjau į lauką pasivaikščioti. Ta prasme, buvo 5 valandą vakaro ir aš jau atrodo, kad visiškai galiu kristi kaip lapas miegot. Kažkokią keistą jaučiau. Ir galvojau išeiti į lauką padės, nors sunkiai vaikščiot buvo, bet, nu, valandikę tai pavaikščiojau. Tai žinokit, taip kaip dabar atrodau prieš kamerą, tai čia nieko nepalyginsi, kaip ką tik atrodžiau ir visą savaitę atrodžiau prieš tai, atrodžiau apšė nei 5, nei 9, galit sakyt, kad jo, buvo, nu, mano mama ir sako, tau bet kas tikrai, tipo, tai baisiai neatrodai, tu gali atrodyti belekaip, atrodai gražiai, netiesa, žinokit, kai dabar atrodžiau nešukavus plaukų, nesustvarkius veido. Mano rūbų pasirinkimas, ten žiemenės kojenės, šortai, ten vapšė net tokias spalvos maikiai ir dar ant viršaus kažkoks kroptopinis buvo megztinis. Kai man būn šalta, tai vaizdelis atrodo tragiškai. Bet prisižiūri veidėją, kur, pavyzdžiui, sako, ten, vat, pasidažyk, prisiversk pasidažyk, prisiversk susišukuot plaukus, ar ten iš pradžių, vat, aiškumais nusimaudyti. Aš dabar negaliu maudytis, nes nikis ir, tai nebent tik vakarė, kai tams bus. Dažniausiai tiesiog greitai pašoku į dušą, jeigu reikia, pasikeliu plaukus ir atsiprausiu, bet turiu omeny, kad visiškai kaip ilgai ten pasidaryti savo visas reikiamus dalykus dušę. Ir taip toliau, ir tada pasidažyti, apsirengti gražiai ir man jeigu net kokią muziką pasileisti ir pabiškę pasitvarkyti, ar nežinau, kažką tokio, kas tau patinka pasidaryti, tu jau turėtum geriau jaustis. Tai dabar, ką galiu pasakyti, kai pasidažiu ir apsirengiau, čiut gražiau, čia matai aksesuarus užsidėjau ar dar kažką. Vis tiek jaučiu šudinai. Tiesiog labai pasiilgau jūsų, tad labai norėjau kamerą pasijungti, tas mano nors, kad labiau norėjau su jumis pasišnekėti ir didesnis negu mano tinginystė, nes jau ir akis skaud nuo televizoriaus žiūrėjimo, aš dieną iš dienos nuo pat ryto iki vakaro žiūriu ir man turbūt jau akis baisiai skaudė su pavargus. Vat reikas eis pokyčiai ir aš atrodo galėčiau eiti kartu, bet nenoriu, nes, nu, what the hell, reikia kažką daryti su savo gyvenimu. Aš tikrai pieno neturiu. Man jo reikia. Turiu tik grietinės. Kaip manot, aš manau, kad gali dėti cottage cheese irgi kiaušinienę. Ką pasižiūrėsiu. Turiu sulčių šaldytuvėje, bet mūsų jau ganėtinai tokios senos ir nebenoriu rizikuoti. Galvojau, paprašysiu tam šiandieną, turbūt važiuosiu į parduotuvę pirkti pieno, paprašysiu, kad nupirktų man naujų sulčių ir tada vėl gersti kokteilius, nes jeigu neklystu, kitą mėnesį aš jau turiu appointmentą su savo dietologė, o aš turiu dar pilnas daug dėžių. Dar kokias 7 dėžės, ta prasme, aš jau mėnesį beveik negėriau. Kai buvau Norvegijoje, vat išvariau, tada kai grįžau, gal dar gėriau čiut ir tada nustojau gerti, nes šiaip realiai mano apetitas ir padidėjęs, aš labai daug valgau. Aš čia ką tik nuverkiau kelias minutės ir patvariau pabaigti keksiuku. Tai omletas ir išėjo 4 su braškiam. Nežinau, kokią čia pusę dabar reikia dėti. Jo, orkaitė. Visą dieną verkiame. Dieve, man.
Žodžiu, siunta nėra tokia didelė, kokia aš tikėjausi. Galvoju, kad bus gal dėžė, bet ne. Bet jo dieve, kaip pasipaaiškino. Kaip ir gera gauti siuntą, kur tu už viskas pats mokėjai. Ne tai, kad nemokamai. Tada būn gal toksai daugiau tikės, labiau excited ir viso kita. Pažiūrėk, kas čia. Pirma visų dalykų. Aš žinau, kada nebus visi 3 skirtingi. Įdėsiu nuotrauką dabar. Įdėsiu jums nuotraukos, kaip atrodė. Aš galvoju, kad jie bus visi skirtingų čia pavidalo ar dydžių, nežinau. Bet, Tom sakė, man nepatink, toj parodė. Aš nusipirkau iš H&M va tokį. Jam nepatinka šitą žalia, nėra žalia. Tada aš užsakiau šitą. Bet šis irgi man tinka. Bet visi netgi natūralūs augalai ir žalia išmušėna gal reikia išpurenti. Labai vasariška, sakyčiau. Bet kaip sakiau, galvoju, kad bus skirtingi, bet whatsoever, labai lengvučiai, čia nieko jie nesiveria. Kitas dalykas, ko vėliau laukiu, tai čia jau bus rankų prausiklis ir feiris. Lietuviškai yra feiris, indų plovimo skystis. Tai atėjo su lipdukais. Ir labai fainiai, labai gražias pakuotės, tokie elegantiškai, sakyčiau. Dabartiniai ir tokie, tad labai gražiai pasikeis. Man jau feiris. Feiris jau pasibaigė ir nenorėjau įpilti nieko, nes norėjau visą naują buteliuką supilti čia, tai labai laukiu, kad kuo greičiau ateitų ir ačiū Dievui atėjo, tai jau galėsiu įsipilti. Jaučiu, šitas yra palinkęs, tai tikiuosi atsistato. Toksai susilankstęs, sakyčiau, biškį yra. Šiaip jie nemažai pakainuoja. Matyt, kiek čia daug visko yra, kaip fainiai, namų reikmenis. Ok, čia bus šaukštų rinkinys naujas. Medinukas, visi mediniai, bet juos praplauti reikia. Labai gražus, dabar kiekvieną reikia išpakuoti, kam čia tiek plastikų. Negalėjau į vieną vaikelį, visus reikia skirtingai. Labai fainas spalvos, sakyčiau. Tai šitie bus nestalčiai, jie bus kažkur čia kaip dekoracija labiau, bet aišku, mes naudot galėsim juos. Bet turiu omeny, kad dėrėtų kažkodėl man visų šaukštas toksai labai tamsus, arba tik taip atrodo. Žodžiu, 1, 2, 3, 4, 5 šaukštai. Atrodo taip. Bandau susivokti, kaip čia viskas susidėliuoja. Kitas yra ne dekoracija, o Nikai užsakiau šakutės. Nebe plastikinė, jam nebepatinka plastikinės šakutės, tai čia tiesiog toksai mažas šakutės su šaukšteliu. Ir parašyta Nikolas, pasirodo, buvo custom made, kad neištarsiu lietuviškai, tai žodžiu. Užsakiau irgi reikia dėti prie plaunam. Pirma čia tas skystas dėsiu ant žemės. Aš buvau užsakius šitą. Gal galėsiu kažką ten, toj pusėje padėti arba netgi čia, kaip kvepia šienu. Labai. Žodžiu, padėklas. Va, lipdukai atėjo. Jo, neatrodo tokie, ne balti noriu pasakyti, o tokie keistos spalvos. Gal dėl to, nes čia yra pleistra. Tai čia jų turėtų būti apie 22 gal. Man jų tiek gal nereikėjo, bet ten aš pasiskaičiavau, kiek man maždaug jų reiktų. Tai va, šitais taip atrodo. Sufokusavo. Kaip mano. Gal gražiai bus ką? Gal man, svarbiausia, kad jeigu užlipdysiu, ir dar jums, kad jeigu užlipdysiu, neatliptų arba bent jau ilgiau palaikytų, kad ne iš karto liptų dar kažką.
Turim dar vieną, šitas gal bus, jeigu neklystu, čia šitiems. Ant palangės labai gerai, kad jis yra labai siauras, nes ta palangė nėra tokia jau plati. Tai jeigu būtų platesnis, netilptų ir aliejų dėsiu ir dar gal čia reikėtų naują irgi kempiniai laikyti. Tai vienu žodžiu šitas yra skirtas šitiems. Labai skaniai kvepia. Turiu du. Nežinau, kodėl turiu du. Šitas yra platesnis. Šitas gal ir netilps, tai galiu gal dėti kokį kitą kampą. Tai žodžiu labai daug visokių tokių padėklų, kad viskam gražiai sudėti. Nes bus čia kampas prie dujinės, tada gal kavinukę kažkaip konstruosiu, tada kaip sakiau dėsiu rankui ir feiriui irgi bus. Ir tada dar čia Island'e noriu bus mikrobangė ir dar tada irgi gal, kaip sakiau, šitas irgi su kažkokiais tai papuošimais. Nes ant stalo jau turiu. Šitą labai laukiau. Sakau, tik dar nežinau, aš kiek daug esu medienos įsisakiau, bet skirtingų tokių atspalvių. Ir nežinau, man kiek viskas dėrės, nes ta prasme, žiūrėkit, matot. Turėtų būti gal tokia vienspalviai, bet nebuvo. Čia yra, aš netgi nusipirkau nosiniam. Ir čia taip ištraukti popierių, tai manau prie palangės ar kažkur irgi dekoracija, bet mums kažkoks kreivas. Nežinau, ar čia jis patvarkyti. Bet atrodė labai gražus, kai tas popieriuks taip išlindo, labai taip elegantiškai gražiai atrodė. Tai pažiūrėsim. Toksai mažas. Tai jeigu neklystu, turėjo man būti tokia pingvinė šaukštams laikyti. Tai nežinau, ar tilps ir ar nėra per mažas. Ir atrodo, nežinau, kokybė ant kiek gera. Pažiūrėsim. Kokia dar viena pingvinė. Čia gal reikia pradėti laikyti raktus, nes aš turiu tokią dėžutę, kai tvarkytės matėt. Tai tokia jau sena, jau pavargus. Arba toms mes turim veipą ir skyšiai, yra nelabai nekryžiai stotinė, bet skyšiai, nežinau, čia toksai kreželis. Mums gal dabar toksai sutriuškęs atrodo, bet manau, kad ant išsistovės, jeigu dar daiktų prisikraus, tada ant gražiau stovi. Tai va vėl tos spalvos, visos, ta prasme, ant kiek nemečins spalvos. Gal pusę reikės gražinti. Ta prasme, dabar nepasilikčiau šiaip. Na ir paskutinis. Matot, kiek mažai užsisakiau ir aš beveik apie 100 svarų sumokėjau. Aš dar turiu. Palaukit, dar turiu. Nes atėjo kažkoksai kitas anksčiau man. Šitas fainas. Čia yra medučiui. Koks fainas kiauts turėtų būti. Ir irgi jo medaus nusipirkau, kad galėčiau prisipilti. Tai va, žiūrėkit, koks fainas. Čia medui laikyti bus. Ir irgi bus čia padėta lauko išorėje kaip dekoracija kartu. Tai ateina va taip. Aš jau čia ne patį didžiausią susakiau, jeigu neklystu vidutinę. Tai jo, ačiū Dievui nesudužo. Nu jo, nedaug čia. Tuoj sakau dar parodysiu vieną. Arba čia yra tokia 2 aukštų lentynėlė. Ir irgi, va čia, aš nepasižiūrėjau ten labai gerai, bet labai skirtingo vėl spalvų. Nežinau, kaip man čia gausis, man žodžiu lentyną atrodo taip. Čia mąstau, jeigu neklystu, gal padaryti su kavinuku geriausiai būtų. 2 aukštis toksai, kur čia, nežinau, aš kai pradėsiu čia viską dėlioti, aš tiesiog išsidėliosiu, čia man reikia susidėti, man čia kreatlau. Dar nerodžiau iš TikToko, tai irgi vapšė ne į temą toksai biški. Neparodo. Žodžiu, čia ir 3 aukštų vaisę. Kas yra?
vaisiams laikyti. Vėl spalvos, ta prasme. Čia bus 50 Shades of Brown. Ir tokia laikymo produktai. Čia ir iš TikToko man reikia padaryti reklamą. Kas dar per šią savaitę jums nerodžiau, bet Instagram'e gal matėt, aš gavau iš TikToko šitus ryžių trapučius su skoniais, jie 5 skonių, visą dėžę ir tai turėtų būti po mažiau kalorijų, nes taip ir 90 kalorijų ir 21 ryžių traputį. Žinokit, žiauriai rekomenduoju, kas Anglijoje esat pasižiūrėti iš Drizzlicious prie filmo, kaip gerai suvain. Žinot, kai nori kažko skanaus, bet ne per saldaus, kažko lengvo, bet nežinau, labai gerai. Visi skoniai labai skanus. Ir aš nežinau, kiek kartų duonos buvau prasiplėšusi ir pas kaimyną nusinešus biškį nedaug, bet vis tiek kokius 10 kartų ir ta prasme dar nei vieną nesibaigė ir maniškis valgo, kas bebūtų keista, labai man patiko. Labiausiai tai čia kažkoks smorė, tai nežinau, kas tas smorė, čia ir kažkoks kaip sausainio garška. Ir cinamoninis, jeigu neklystu, ją patiko. Tai kas netingit galit rasti šiaip ir mano TikTok'e, ir mano Instagram'e šitus. Šitą, nežinau, makaronus. Bet dar galvoju, daugiau reikėjo man nusipirkti. Čia tik 3 svarai tai kainavo, gal kokius 3. Tada išeitų ir tarp šitų gal įdėti ir laikyti. Čia 2 tilptų. Ten tam gal, jo, ten tam kitam 3 tilptų. Tai kokie ryžiai, makaronai ir nežinau, sausi pusryčiai netgi sakyčiau. Papuošimai labai gerai atrodytų. Labas rytas, šiandien šeštadienis, esam Hulo centre, einu aplankyti mamos. Mama yra Primarke, sakė, broliukui prasidėjo kažkokia isterija. Tai aš tikiuosi, kad aš neturėsiu į savo vaikų isterijos, nes vakar, kai mama klausė, ar nori atvaryti į miesto centrą, aš sakiau, nežinau, nes Nikutis labai nenusėdi vežime. Bet šiaip Nikučiai mėgutis parein, tai žiūrėsim kaip bus. Tai žodžiu, susitiksime dar eigoje. Žodžiu, situacija ir tokia, kad mano Nikis neužmigo, dabar yra jau 3, Nikis pokaičio šiaip 12, tai esam baisiai praskipinę miegą, reikia grįžus pakeisti pampį ir Tomai ką tik paskambino, kad padarytų pieno, nes ir namuose. Mes iš autobuso stotelės dabar grįžtam namo ir bandysiu dar migdyti, bent jau valandai, kad pamiegotų. Aišku, mes šiandien gal vėliau nueis miegoti, bet biški vėlai, kad išsimušo, bet kažkaip vis nejau užmigdyti miestą. Šiaip visą laiką atrodo, Nikis užmigdavo vežime, bet dabar kažkaip neišėjo, tai lievai tokia ir tą dieną. Varam namo. Dabar yra 7:30 ir mes važiuojame visiškai į kitą miesto galą, nes tik aš ir Tomas sugebam, kai užsinorim kažko labai. Reikia čia ir dabar, tad užsimanėm ledų
Ir kadangi, kai grįšim, jau migdysim Nikutį, bus kaip tik užmigdyti ir įsijungti kokį filmą ir tiesiog tada valgyti ledus. Ir važiuojam vien dėl to, nes ten yra tokia parduotuvė, kur bent jau Tomas sakė, kad tik ten, būtent tie ledai, kurių nori, yra tik tais ten, tad jau, nežinau, kokias 10 minučių vieną pusę važiuoti dėl to, bet užtat labai gerai ir skaniai užbaigsim šeštadienio vakarą. Nikki, I want you, I need you, oh God. We had all of us in destination. Nikki's like, šiandien yra sekmadienis, labai graži diena, man realiai žiauriai karšta dabar ir mašinoj. Aš uždarysiu langą. Mes važiuojam pas Tomo sesę į svečius, nes pasikvietė. Realiai šiandien savijauta ir tokia, kad jaučias, kad sergu. Gal net iš akių matos, kad sirgčiau kažkokias tokias žibančios. Bet nesergu, bet jaučias kaip serganti. Turbūt vakar sušalau, kai buvau su mama mieste, turbūt. Tad Nikis ką tik atsikėlė ir varom į svečius, nieko ypatingo, sekmadienio dieną visą laiką būna kažkokia su šeima. Tai va, what? But we are... We can pass later. Kelias buvo uždarytas, aplinkui važiuoti Lievai. Tai va tiek naujienų. Parodysiu vieną savo labiausiai insecure dalykų per savo visą gyvenimo etapą, kad tiesiog kartais pajustumėt, kad ne pas visus viskas yra tobula ir ne pas visus viskas yra gražu ir bla bla bla. Nes vakar, kai buvom pas Tomo sesę, Gardine, atsiprašau, Nikis labai ir garsiai šneka. Viena pana sako, pasidarom greitai fotkę. Niki, nedaužyk veidrodžių. Ir prasidėjo. Vienas sako, man čia plastinė operacija reikia ant veido, jos veids ir tobuls. Kitas sako, aš esu negraži, bla bla bla. Ir aš tokia žiūriu, vieną sakau, ką jūs svaikstat. Aš save tai žiauriai kritikuoju visą laiką. Bet mano manimu, kad visas tas kritikavims pareina iš mokyklų laikų, kai iš tavęs tyčiojas, kaip, pavyzdžiui, mano sesė dabar yra patyčių objektas ir aš tiesiog negaliu užmigti vakar visą naktį, tiesiog pergalvojau, kaip jai galėčiau padėti, bet realiai tu niekaip negaliu padėti. Tai čia tiesiog toks gyvenimo etapas, kur turi praeiti, nebent tik ją įprotinti, kad tu esi graži, tau viskas yra gerai ir tu turi mylėti save. Nes, žiauriai šiaip ir ta visa mano... Tai paliesti šitą temą man ir žiauriai galėčiau daug ką pasakyti ir man ir labai prastai su šita situacija Anglijoje vapšė, man atrodo, ir katastrofiška, kai mergos net sumušinėja mergaitės, ten grupėm filmuoja ir šaipos, vienu žodžiu, man tai atrodo čia labai prasti situacija ir man labai gaila, jeigu sesė turi tai praeiti, tai neįsivaizduoju, kaip jai galėčiau padėti, bet žodžiu. Ta tema, kai nemylit savęs ir atrodo, kad kiti labai gražus ir tobuli, labai dažnai girdu, kad daug kas sako, kad aš graži ir visa kita, bet aš galėčiau jums visą pilną puslapį prirašyti, ko aš nemėgstu savį ir mano number one topas ever, tai žiauriai pavydžiu, kas turit panelės gražų pilvą. Ir nesakau, kad tai turi būti pilvo presas, o kadangi aš turiu randą nuo gimimo,
Ir, pavyzdžiui, va šitas, nu, kaip man gražiai dabar žiūri va šitas outfits. Gal biški per daug atvira, nors nei aš turiu krūtinės, nei čia kažkas man lend iš tų krūtinių, nei čia provokuojančiai gal atrodo, nes esu kaip lenta, bet pavyzdžiui turiu randą ir visą laiką vat, su maudymkėm, vasarą jau nuo pat vaikystės ir ypač kai esi paauglė su 2 tom atskirom maudymkėm dalim jau būdavo nemalonu vaikščioti, nes žmonės į mane žiūrėdavo. Ir, pavyzdžiui, kur ir visi tie setai, kur ir čia maikė ir koksai netgi aukšto liemens, ar tai sijon, suknelė, ar tai kelnes ir turi tą laisvą čia tarpą, kad taip gražiai ta pilvo oda taip atrodo. Man šitie outfitai yra tokia max. Aš žinau, tiesiog dievinu, bet turbūt tas dievinu ir pavydžiu vien dėl to, nes pati negaliu to turėti, kadangi aš turiu randą, kuris ir ganėtinai labai gilus toj vietoje ir, pavyzdžiui, kai susilenki čia vapše ekstras toksai kalnas odos dalyks, nors aš tą randą turiu jau, sakau, nuo gimimo, nes nebuvau nei metų laiko, kai man darė operaciją ir, by the way, kas čia dabar klaus, kas čia buvo, tai tiesiog man cista buvo, ar dabar labai sunkiai pasakyti, mama man kiek kartų sako, gal cista buvo. Ir man išėmė tulžį, tai tas randelis gal buvo ten mažiuk, žinai, kai buvau. Nors ir tais laikais tie daktarai ten buvo prastesni, ten ne kaip dabar, kaip žinau, 3 kažkokias skylutės, kai tulžė jam laukant kažką tokio, o pas mane tiesiog nuo kūdikio išsiplėtė tas randas ir kaip ir. Nu, žodžiu. Tai va, panos, aš jums pavydžiu, kas turit, nesvarbu, ar tu esi stambesnė, kūdesnė, bet vis tiek pavydžiu, kad gali turėti kažkokį tai, neturėti šito ekstra dalyko, kaip aš turiu, net ir aptemptą suknelę ir netgi vis tiek šitas pasimato, tad lucky you, pavydžiu jums. Tad ne viskas tobula, bet kas man patinka, pažiūrėkit, kaip seniai besiteisinau plaukus, jau vakar minėjau, bet kokio jau ilgumo, aišku, jis norėtųs pakirpti, bet aš pati jau karts nuo karto pakirpu, tai nėra visiškai ką nekirpti, bet jeigu užauginčiau dar va tiek, tai būtų rojus, jau daugiau nebenorėčiau, nerandu ką apsirengti. Nikis tojais pokaičiu, tai net nežinau, ar bespėsiu nueiti iki parduotuvės. Tai va, panos, nedrįstat sakyti man, kad jūs esat negražios. Mano pusseserė vakar papostino Instagrame, kas yra jums grožios, taip ir buvo jaučiu parašyta. Bet angliškai, man tai yra grožis paprastumas, nuoširdumas, kai ir nuoširdus žmogus, kai tu jau ten pasakai tiesiog labas ir ant tavo sako, tipo, labas, tipo, žinai, dar, bet su tokiu, tokio nuoširdumo ir, nuoširdumas, paprastumas, tokia paprasta, žinai, nesam pasikėlę, nesusireikšminę gyvenime. Mano Nikutis jau norės miego. Ir, ką aš ten buvau parašius, nuoširdumas, paprastumas. Ir jeigu neklystu, jeigu save mylinti žmogus ir. Ar kaip aš ten norėjau minėti, bet taip gerą mintį turėjau. Nikutis nori įti į apačią. Galėsim pašnekėti, ko lipsim į apačią. Atsargiai lipk, apsisuk. Tad, pasitikėjimą savim man rods. Nes kai tu pasitikė savim, tu tokį pozityvumą turi. Žinot, kad kartais realiai tu neturi būti ten bomba graži, bet jeigu jau pasitikė savim ir tu ir ta prasme, tu gali matyti, kai žmogus toksai turi savim pasitikėjimo, bet tarkim, nėra ten įsišaukęs, ar tiesiog paprastas nuoširdus, bet pasitikinti savim, kur realiai tu supranti grožį, kad kiekvienas ir savaip gražus. Mane nervinti visi standartai, tu ten turi būti ten tokie ir tokie. Vat jeigu tu neturi kritinės ar ten subiniuko, ar tai neįsivaizduoju, turi pagurklį, neturi ilgų plaukų, storų, kur ir, tipo jau viskas, tu esi nesi standartai ir tu tipo esi negraži. Man tai ir kiekvienas iš, man netgi vaikinai, man ne tiek, kiek dėl išvaizdos, ar realiai ant kiek, mandagumas, tas nuoširdumas, paprastumas, savim pasitikėjimus. Tipo, tokie brožai visą laiką man realiai
visos išvaizdos ten nustatymus ir žmogus man ir gražus iš savęs, kaip sakant. Do you get me? Žodžiu, varau uždaryti pieno, reiškias, Nikiui ir tada gal reiškias, va, Nikis pas mane nori ateiti. Ir aš tada gal eisiu pasifilmuosiu ir atsikels Nikis ir eisim tada gal. Nors bijau, rodo, kad, bent jau valandą laiko palis. Tai tikrai norėjau va dabar nueiti, nežinau, ar bespėčiau. Ir jo, žodžiu. Susitiksi. Vėl. Kad aš jums apsakyčiau ant kokią graži dieną. Tėti, kodėl nenupjovė žolės? Būtume visą dieną gali nebūčiau prakiparėtus. Varom į parduotuvę. Man valstybė pravedė vaiko pinigėlius, tad pirksim maisto, pirksiu tada daugiau visko, vaisių, žodžiu, mėsytės nusipirksiu šaldymui ir galėsim kažką skanaus pasigaminti. Oi, Nikutė, tu užsidėk akinukus, saulė. Ir žinot, kai eini šiukšlių išmest ir galvoji, blemba, šilta. Ir tada apsimauni kokią maikę ir išeini į miestą, tada būn, kad tarp gatvė dar gerai užput šalts šiaurinis vėjas. Ir tada būni jo papa šalta. Bet ne, šiandien tikrai yra labai labai šilta. Saulė dingo ir vis tiek. Man su tokiu plonu megztinuku papačiu nieko neturiu. Žiauriai gerai ir tada judamės į šopą kuo greičiau, nes Nikiui parein miegs. Man labai greitai reikia nueiti vieną galą, apsišopinti, pareit namą, padaryti pieno, užmigdyti Nikį ir tada eiti filmuotis video, jeigu išeis man. Noriu šiandien, neminėjau, mano Tomas yra išvaręs į Londoną, what the fuck, Londoną su sesėm, keisti pasą. Visiems reikia pasikeisti pasus, tai jie ne šiandien iš ryto išvažiavo. Tai maniškis grįž labai vėlai grįž. Ir, oh my god, 4 valandas važiuoti su mašina į vieną pusę ir tada dar ten prasėdėti visą dieną ir tada dar grįžti. Nors ant vakar man sakė, viskas geriau negu būdarime. Todėl mes su Nikiu realiai visą dieną vieni ir neišeis man, kad Toms grįš iš darbo ir aš galėsiu filmuotis TikTok'ui. Todėl tai noriu užmigdyti Nikį ir pabandyti, blemba, bent pusę nusifilmuoti, kiek man reikia. Man jau 6 dalykai lauk eiliai ir toj pasibaigs limitas, iki kol galiu. Awesome, traukinys atvaro. Iki kada galiu papostinti video. Galiu jau sulėtinti. Nes aš čia skubėjau, bet dabar jau reiks laukti vis tiek. Tai noriu greitai nueiti iki šopo. Greitai dar reikės apsisukti su maistu. Dabar galvoju, ko dar man reikėjo iš šopo. Ir grįšiu namo ir, o dieve, kokia graži diena. Negaliu tikėti, kad šiandien lis. Ten tipo minimaliai valandą laiko kažkiek turėtų gal tiesiog palašnuoti ir gal tai. Ne visur, bet žiauriai gražu. Visą dieną taip sėdėčiau namuose. Gardenį ir deginčiaus, nes esu balta kaip sūris. Aš jaučiuos tokia pavargus. Aš nesuprantu. Nes aš neatsimenu jau, kada minėjau, man taip jaučiuos silpna, kad negaliu. Galbūt reikia pradėti bandyti anksčiau eiti miegoti, vis dėlto, nežinau, kažką reikia daryti. Man jau nebepatinka jaustis taip, bet grįžau iš šopo, Nikis jau miega, taip iškai reikėtų tyliau. Kažkaip nepradėjau dar editinti šito vlogo, tai neįsivaizduoju, kiek minučių turiu, bet galbūt jau eina ir į pabaigą, jeigu neklystu, tai gal reikėtų jau greitai ir pabaigti, bet parduotuvėje buvau, nupirkau Nikutis buvo nustojęs valgyti šitos jogurtukus. Mes valgym ir paskui nebenorėjau, tai dabar vėl ir apsėstas jų, tai nupirkau
Realiai nemažai jų, 2 dėžutės ir tokius kitokius. Tada nupirkau, per visą laiką nupirkau bananų, kuris irgi labai buvo valgomas, bet dabar esam biškį apmažinę. Bet dažnai dar kažką iškepu arba įmaišau, kaip šiandien iš ryto dariau avižų košę, tai aš įmaišau jau avižų košę. Paėmiau morkyčių ir kopūstą, mūsų gal padaryti salotas iš jų šiandieną. Dar nekai paėmiau tokių sausainiukų, man pačiai labai skanus yra. Tada paėmiau obuoliukų, nes kartais patinka graužti, man rodos, kad anam ateina dantukai ir jam patinka kartais obuoliukas. Mes visą laiką turim mocarelos, nėra daug paprasto sūrio, nes irgi aš aplamai pati pradėjau valgyti tą pjaustumą. Tada pradėjau valgyti po Norvegijos, kaip pasitėti valgiau šitas paprikas. Čia paprikos ir jaučiu peppers, neįsivaizduoju kaip lietuviškai. Tai labai man jie patinka, labai skanus, žiauriai geri. Čia irgi yra mėlynės paėmiau, man labai patinka šitie pomidoriukai ir paėmiau mažų agurkiukų. Gal Nikis galės pagriaužti, jeigu mokės valgyti, nes dažniausiai agurkai tai slidus ir kad neužspringtų. Tada paėmiau Nikiui pieno, mes tokį dar pasiėmiau šitą, įsivaizduojat, savo kokteiliams maišyti, nes jau visą mėnesį gal negėriau savo kokteilių. Čia yra Tropical, bet žinot ką? Jis baisiai saldus. Ar čia reikia maišyti su vandeniu? Ta prasme, how to prepare shake well before use, dilute 1 part squash with 4 parts water. Su vandeniu reikia maišyti, aš buvau tokia, taip norėjau gerti, kai jau iš parduotuvės atsigėriau, galvojau, Jėzus Marija, koks saldus, bet jo, reikia maišyti su vandeniu. Tada paėmiau mėsyčių, tai čia vištienos kojelės, vištienos nugarinai, neatsimenu kaip vadinas. Ir paėmiau va šitą, žiūrėkit, buvo akcija už 2,97, galioja dar beveik savaitę, savaitę galioja iki 4 gegužės. Vis tiek užšaldysiu, nes pasiėmiau kelis. Tik nežinau, mes marinuojam, mes perkam šitus jau marinatę ir mes išsikepam ir mes darom su tokiais pailgais makaronais, bet tais platesniais ir labai labai skaniai. Atsimenu, dar kažkokį padažą pasidarai su grietinėlės. Vienu žodžiu, jau kai tą išsikepi keptuvį ir jau darai padažą ir jos toksai duot, jau keptuvį tokį skanų poskonį, bet neįsivaizduoju, ar čia tas marinatas yra. Tad pažiūrėsim. Ir dar nekiau paėmiau, dar kartais, kai reikia įvažiuojam kažkur su vežimu kažką valgyti vežime, jeigu nori, kad vaiks būtų ramus. Norėjau dar paimti razinų, tokių mažų pakelį, labai cute. Nikis jau 2 betur, labai fainai atrodo, bet neradau. Ir paėmiau kreidelių. Kai Nikis atsikels, nežinau, ar lis ar nelis. Jeigu nelis, tai eisime lauką pašyti kreidelio, aš persirinksiu, jeigu jis norės. Mačiau, kad būtų fainiai ir šiaip viskas. Dar realiai neseniai gavau šitus plaukų vitaminus, blemba, net nepažiūrėjau, bet tik tokie, jie kainuoja 40 svarų. Daug kas sakė, kad labai geri. Čia kažkoks yra DHT blokeris, čia turbūt, kad neslinktų plaukai. 1 kartą per dieną, labai skanus tokie kaip citrusiniai, gal sakyčiau, žinai, tokio, skanus, ta prasme skanus guminukai. Tikrai, bet tik 1 guminuką per dieną, tai žiauriai fainiai. Ir dar jums nerodžiau, aš turiu savo pirmus loferius iš TikToko. Žiauriai geros kokybės, atitiko mano dydį, ačiū Dievui. Man nepatinka, jie nėra tokia per didelė, tai šitą tokia perfect. Pasiėmiau paprastus juodus, labai mykštai, labai geros, gražios kokybės. Toms į mane pažiūrėjo skersai, nes, man irgi tie loferiai niekad nepatikdavo, tokie berniukiški atrodydavo. Bet kai geriausia draugė man parodė, man kažkaip prilipo. Tai galvoju su suknelėm, sijonais, netgi su šortais, manau, jeigu kokią maikę gražesnę turi, tad labai gerai šitai ir šiandien labai patogus. Kas eini darbų iš viso, tie ir amazing. Tai kadangi toms, kai mes su Tomu pradėjom draugauti, toms pas mane buvo toksai, kur švarkai, ten
toksai labai, kaip sakyt, nu, gražiai susistailinęs. O aš buvau, kur buvau sporto, nu, eidavau į sporto salę, pas mane visi rūbai būdavo tokie sportiniai, laisvi ir po nėštumo vapšė, va tokie, va tokių kelnių. Tu niekaip manęs nepamatysi su... Pamiršau, kaip vadinasi. Nu, vienu žodžiu, pas mane būdavo viskas aptempta, crop topiniai ir visa kita, o paskui po nėštumo man tik dabar ir atrodo tokie bėgiai, kadangi gal esu, kad perdžiavus, esu labai kūda, man patinka, kai mane pastuorint drabužiai, nes tada nesijaučiu tokią kūdą. Kai kas sueina su kokiais sijonais ar šortais, tai jo, man patinka, bet... Sorry. Bet aš esu dabar persirgtam žiūrėti, taip mane sako, čia tavo tipo batai, sako, kas blogai su tavim? Sakau, nieko, bet jeigu, ta prasme, noriu tik tokią, aš aplamai noriu atrasti savo naujų stilių. Aš pajaučiu, kad aš esu pasikeitus, noriu labiau moteriškesnio, jau užkniso mane visi tie megztiniai tokie, kaip pasakyti, kaip paauglės. Aišku, jis kartais patinka, jeigu, žinai, kažkur, tarkim, žinai, kad žygiuosi per dieną ar gamtoj būsi, tai jo, tipo, never mind, bet noris eiti į moteriškesnį stilių. Tai dėl to noris man va tokių džinsų visokių jau neaptemptų visokių vaikučių, palaidinių ir visą kitą. Dar biški sunkiai man, dar čia naujas stilius, aš nemoku, nežinau ką, prie ko derinti. Tad net neįsivaizduoju, ar tikrai priderinsiu šitus batus kažkur, bet tikiuosi. Ir tikiuosi nenugriauš. Nes ne tokia kieti ir, bet ne, ta prasme kieti, nes šičia ir kieta, nors nėra taip baisiai kieta, neįsivaizduoju. Čia einu viską aš susidėlioti mesytai, reikia eiti pradėti editinti šitą vlogą ir pažiūrėti, kiek minučių turiu, nes neįsivaizduoju, ką su jumis, ar dar šnekėti, ar čia per daug ilgą vlogą padarysiu su savo plepėjimu, kaip visą laiką. Bet jo, žiauriai džiaugiuosi, kai susitvarkiau virtuvę, persitvarkiau, čia buvo penktadienis, jeigu neklystu. Tai visą savaitgalį mano virtuvė žiauriai afigienai dar švari. Daug gal ir negaminom, gaminom, bet visą laiką kažkaip išsivalydavau, bet tokią tvarką dabar palaikom, kol kas virtuvė, kol kas. Kad, va, Jėzau, man patinka, Tomai patinka, man patinka. Ir dažniausiai, kai, tarkim, atrenovuoji kažką pakeiti kambarį, labai nori palikti jį tvarkingą kiekvieną kartą, kai pamatai, tai gal dėl to neįsivaizduoju. Dar minėjau, nežinau, ar minėjau jūsų vlogė ar angliškam, kai dariau čia tvarkiaus virtuvę, buvo neatėjo man aliejui buteliukai. Ir galvoju, kad aš gal pamiršau užsakyti, nes aš užsakiau, kur yra rankom plauti ir indams. Ir galvoju, gal plemba kažkaip pergalvojau ir neužsisakiau. Bet pasirodo, aš ką tik pažiūrėjau iš temų, jie dar ateina. Tai jie vėluoja ten. Ir dar ateina tokias 2 medinės mentelės, pjaustymų lentelės. Ten kaip ir kaip vyrs ir moteris tokia kaip, nu, siluetas. Kodėl? Niekad negalvoju, kad aš nemokėsiu lietuviškai šnekėti. Tai va, susitiksim. Gal susitiksim. Nežinau, ar su jumis atsisveikinti ar ne dar.